visi esam patyrę negatyvias emocijas, gan intensyvias ir kartais atrodo, kad kažkas paėmęs ginklą į tave nusitaikęs. Ir kartais, kai baimė ar piktis ar neapykanta, atrodo tas ginklas arba pas tave tu nori kažką nušaut, arba į tave taikosi. Ir tada būna, kai žmogus įsigąsta, tik tai kvėpavimas čia kažkur viršui, tik tai paviršiui jau vos yra įkvėpti. Ir kūnas atsimena šitus dalykus. Ir su laiku neišsakyti dalykai, moterims pasireiškia skydliaukės, striumos visokios išlenda, su skrandžiu problemos, nes skrandis irgi užspaustos emocijos. Ir kūnas atsimena ir kaupia šitus dalykus. Taigi, rebefingas arba sąmoningas kvėpavimas atrakina šitus dalykus. Galima iškvėpuoti užspaustus dalykus ir būtent šita senovinė praktika, senovinių kvėpavimo būdų, metodų, galima jį naudoti netgi terapiniu būdu ir po sesijos ciklo, tarkim 8, 10, 12 sesijų, visiškai pasikeičia požiūris ir į santykius, ir į save, ir žmogus išlengvėja, pasidaro laisvesnis, nes tiesiog yra iškvėpuojamas tas emocinis betonas, į kurį žmogus save įbetonuoja. Negalima to, negražu, negaliu sakyti, negaliu. Ir paskui bumt ateina po kažkiek laiko ligos. Taigi, kad to nebūtų, ateikite į rebefingo sesiją su manim, aš vesiu, pasidalinsiu šiek tiek apie santykių temas ir turėsim gerą vakarą, gerą laiką savo ir nereiks nieko pasakoti, jeigu nenorėsit, nereiks jokiom savo problemom dalintis, jeigu tai kažkaip intimu ar asmeniška, nes rebefingo metu, kvėpavimo metu visas procesas vyksta viduj. Taigi kvėpavimo metu įeinam į tokią transo būseną. Transo būsena yra tokia tarp miego ir budravimo. Tai kai būna, kad prabundi iš ryto, kažkas prabudina ir dar truputėlį nesiorientuoja aplinkoj, viena koja dar sapnų karalystėje. Tai vat būtent tokioj būsenoj ir atsiveria daugiau pasąmonė ir rebefingo metu, būtent tokioj būsenoj ir iškvėpuojama emocijos, iškvėpuojama užspaustos įtampos, nes būna grįžta prisiminimai, žmonės po sesijos kalba, kad aplankė prisiminimai apie dalykus, kur net neatsimena, net nepagalvojo. Tai va, kviečiu į rebefingo, kitaip sakant, sąmoningo kvėpavimo sesiją. Nuoroda bus komentare su visa informacija. Susitiksim gyvai Kaune.